nesugebėjo suklaidinti savo varžovą, tačiau atskubėjęs į pagalbą Paulius Jankūnas prisidėjo prie to, jog liktų dar mažiau erdvės Marijonui Petravičiui. Ir šiaip taip Žalgiriui pavyksta apsiginti. Paulius Jankūnas, jo metimas netaiklus, nepavyksta ir Tanokai Berdui. Ir štai dabar kokios muštynės. Tanoka Berdas ir Robertas Štelmacheris pritrūko kelių akimirkų, jog įsipliektų labai jau kieta kova už jau visiškai atrodytų nepavojingoje situacijoje. Tanoka Berdas ir Robertas Štelmacheris. Na, būtų įdomu pasižiūrėti dar kartą šį epizodą. Štai ši situacija. Rungtynės tarp Štelmacherio ir Berdo. Abiejų komandų žaidėjai sudirba nesportinės pražangas. Štelmacheriui tai turėtų